Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Así mismo, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtın yar. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Labas vakaras, salam aleikum. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į vakarą, kuriame susitinka neatskleistos paslaptys ir legendomis apipintas senovės Egiptas. Aš esu Smiltė, o aš esu Rugilė. Sveikiname atvykus į vienintelę mokyklos šventę, kurio scenarijų rašome mes mokiniai. Žinoma, juokaujame. Jei būtų ne mūsų scenarijus, dabar sustoję eitume aplink mokyklą su mokytojo Kriščiūno grupe. Šiandien nusiteikite sarkastiškiams juokeliams apie 12-oko kasdienybę. Prašome visko nepriimti pernelyg rimtai. Ir svarbiausia, nekelti mūsų perliukų į Facebooką. Viską sakome iš geros širdies ir su nuoširdžiu noru juos pralinksminti, bei bent trumpam praskaidrinti šios niūrokus mokslo metus. Norime, kad šis šimtadienis jums taptų atokvėpiu prieš likusias ir tikriausiai nelengviausias 100 dienų, kurios vienaip ar kitaip prisidės prie jūsų ateities pasirinkimų. Tačiau bent šį vakarą pamirškime kontrolinius, įtampą ir nepadarytus namų darbus. Prisiminkime 4 kartu praleistus metus ir pasidžiaukime kiekvienu pasiekimu, iššūkiu bei netais mažais smagiais nusikaltimais. Žinome, kad ne kiekvienam 12-okui šimtadienis yra laukiamiausia šventė. Vieni liūdi, kad mokslo metai artėja prie pabaigos ir netrukus teks žengti į tikrąjį pasaulį. Kiti galbūt jaudinasi ar net šiek tiek bijo, kad teks lipti į sceną ir kalbėti viešai. Abu variantai visiškai suprantami ir labai realūs. Jūsų laidoje labai skirtingi, bet savaip ypatingi žmonės. Tarp jūsų galime įžvelgti ir būsimus prezidentus ir mokslininkus, o gal net vieną kitą būsimą užimtumo tarnybos garbės klientą. Tačiau nei vienas nėra geresnis už kitą. Šį vakarą ypatingą dėmesį skirsime tiems, kurie išsiskiria ne pažymiais ar diplomais, o savo charizma, nuoširdimu ir gebėjimu paverti širdis. Šį vakarą įteikiami skarabėjai, neatsiejamas senovės Egipto simbolis. Jie ne tik atminimo simbolis, bet ir amžinybės bei atgimimo ženklai. Tegul jie jūs lydi gyvenimo labirintuose ir primena gimnazijoje praleistas dienas, suteikdami vilties tada, kai jos labiausiai prireiks. Tad nelaukdami skelbiame pirmasis nominacijas. Pirmoji nominacija Nilo deivės atitenka Rugilei Trečiakaitei, Luknei Venskutei, Godai Darbovalskytei, Gabiai Zakarauskaitei bei Elzei Morkūnaitei. Dėkojame Jums už neišsenkančią energiją ir grakščius šokį judesius krepšinio aikštelėje. Sveikas merginos, jūsų užduotis ne visai paprasta, jums reikės padaryti žmonių piramidę. Ir yra kelios taisyklės, visos turi dalyvauti ir piramidė turi atrodyti kaip piramidė. Seno jūsų?
Ar merginos pasiruošusios? Jaunuolės merginos. Puikiai, ačiū Jums. Mielas Nilo Deivės, ačiū už atliktą užduotį, ją įvertins Dievo sūnus. Garsiais plojimais padėkime svarstykliams apsispręsti. Plojimais. Jūsų širdis lengvesnė už plunksną. Štai Jums įteikiami skarabėjai. Dabar prašom nuotraukai, į priekį truputį. Linkime, kad egzaminus išlaikytumėte geriau, nei išlaiko draugės per šokių pakelimus. Antroji nominacija. Egipto galybė atitenka Jonui Valčiukui, Milanai Jakovlevai, Liutaurui Žičiui. Dėkojame Jums už uolų darbą, už begalinę aistrą sportui bei mokyklos garsinimui. Na, žinokit, jūsų užduotis tikrai nėra sudėtinga. Mes klausime įvairių klausimų apie Egiptą ir sportą. Ir jeigu jūs atsakysite neteisingai, turite padaryti 3 burpes. Gerai. Tai Liutaurai, pirmas tavo klausimas. Kas yra Egipto sostinė? Egiptas. 3 burpiai. Kur fizinio mokytojai nežino, kaip daryti burpį? Tai ar žinot, kas yra Egipto sostinė? Gerai. Puikiai. Gerai. Jonai, kiek žaidėjų yra aikštelėje per krepšinio rungtynes? 10. Labai nori 3 burpis daryti? Žaidimo eigoj. Kiek žaidėjų yra aikštėje per krepšinio rungtynes žaidimo metu? Vienoj komandai. 5. Gerai. Teisingai. Gerai, Milana. Šiais metais Lietuvą atstovavo olimpinėse žaidynėse ledo šokių pora. Įvardink šią porą. Gresia 3 burpiai. Na, Alison. 3 burpis. Taip. Gali bet spaudimo. Pritupimas ir pašokimas. Pritupk ir pašok. Tai ar iš jūsų 3 žino, kas yra... Kas atstovavo? Ne, nežinot? Mūsų sportininkai. Liutaurai, kokia yra populiariausia sporto šaka Egipte? Gal truputį pagalbos, didelė aikštė? Populiariausia. Na, aš nieko geresnį neturiu kaip futbolas. Teisingai. Jonai, koks vabalas buvo dedamas į faraono sarkofagus? Šiandien minėjom. Nelabai girdėjau, tai sakysiu, ne bet kokį, karkobalis. Ai, pasitaisau skarabėjas. Teisingai.
Milana, kokia kalba kalbama Egipte? Ne egiptiečių. Tikrai ne. Sufleris. Sufleris. Iš A raidės. Arabų, taip. Teisingai. Sakyt. Liutaurai, įvardink bent vieną pasaulio stebuklą. Labai susijęs su Egiptu. Užuominas su Egiptu. Šiandien jau darė šitą merginos. Teisingai. Jonai, koks yra maratono atstumas? 42 km ir 50 metrų. Nu, Mes apvalinome 42. Gerai. teisingai. Milana, kokia sporto šaka vyksta manieže? Jo. Nu, garsiai. Čia kaip stadione panašiai pas mus. Teisingai. Liutaurai, kokių spalvų yra olimpiniai žiedai? Reikia pasakyti visas 5 spalvas. Raudona, geltona, žalia, Teisingai. mėlyna, Ir paskutinė. juoda. Teisingai. Jonai, kas yra Saulės dievas senovės Egipte? Turbūt Ra. Teisingai. Nu, man dabar čia tikrai labai lengvas. Kiek prisilietimų leidžiama komandai tinklinėje prieš pramušant kamuolį į varžovų pusę? Teisingai. Ačiū už atliktą užduotį, ją įvertins dievas Anubis. Leiskime svarstyklėms apsispręsti. Jūsų širdys lengvesnės už plunksną. Jonai, dabar įsimink šį vabalą. Galit prieiti nusifotkinti. Linkime, kad sportas įslydėtų visą gyvenimą ir laimėtumėte ne tik tarp klasinėse, bet gal ir tarptautinėse. Trečioji nominacija – Kleopatra ir Cezaris. Atitenka Godai Bartninkaitei ir Benai Balniai. Tariame ačiū už netikėtą meilės istoriją ir puikų darnių santykių pavyzdį. Na, kaip jaučiatės? Super, labai gerai. Nesijaudinat? Jūsų užduotis suvaidinti Romeo ir Džiuljetos meilės sceną. Tikimės laisvumo ir aistros. Jūsų tekstas. Turit kelias sekundės perskaityti ir... Sakyk, ko atėjai tu čia ir kaip? Aplinkui sodą, aptvarau aukštą. Ir jei kas nors iš mano giminių užklups tave čionai, mirtis tau gresia. Sparnuota meilė atnešė mane. Jos nesustabdo sielos akmeninės. Ji viskam pasiryžus visada.
Ir tavo giminių jinai nebijo. Tave jie nužudys, čionai pamatę. Deja, brangioji, tavo žvilgsnis man už 20 kartų pavojingesnis. Meiliai pasižiūrėk ir lyg šarvais aš jau apsaugotas nuo jų keršto. Kad tik nepastebėtų jie tavęs. Nakties skraiste nuo jų aš prisidengsiu. Bet jeigu tu manęs visai nemyli, kur kas lengviau man bus nuo jų rūstybės numirti vietai, negu šiam pasaulį, be tavo meilės merdėti gyvam. Ačiū už atliktą užduotį, ją įvertins Dievas Anubis. Garsiais plojimais padėkime svarstyklėms apsispręsti. Jūsų širdis lengvesnė už plunksną. Linkime visiems įsiminti, kad vienų santykių žlugimas nereiškia, kad negalite rasti savo Džiulietos. 4. nominacija. Rūmų trubadūrai. Kviečiame Domą Ramanecką ir Matą Kazakevičių. Ačiū už puikią nuotaiką, užkrečiantį juoką ir smagias asmenybės. Sveiki, vaikinai. Kaip sekasi? Gerai. Gerai. Klausimas jums. Ką sakytumėte daugiausia veikite per vakarėlius? Abu atsakom. 1, 2, 3. Geriam. Nu, galbūt O antroji. kai jau išgerat, kas tada būna? Mikrofoną. Ką sakė? 1, 2, 3. Aš negirdėjau, ką sakė. Kai jau pageri, ką darai, tada pasakau. Jo. 1, 2, 3, Vemiam. Gerai, užduotis nebus su tuo susijus. Turėsit parodyti savo firminius šokių judesius. Tuoj palaukit, paleisim dainą. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make the woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's Šauniai. driving me crazy. Ačiū už atliktą užduotį. Ją įvertins Dievas Anubis. Prašau, plaukit. Garsiais plojimais. Ilgai galvoja. Mūsų širdis lengvesnės už plunksną. Prašom į priekį. Su judesiukais ar tiesiog jau galit? Linkime išlaikyti gerą nuotaiką. Linkime išlaikyti gerą nuotaiką ir toliau linksminti kiekvieną budėtoją. 5. nominacija. Egipto tautosakininkai. Nominacija atitenka Augustai Jakštai, Kamilei Taparauskaitei, Augustai Sarapinaitei bei Darijai Nevedomskaitei. Dėkojame Jums už tradicijų puoselėjimą ir tautiškumo motyvų populiarinimą gimnazijoje.
užduotis bus labai panaši. Tik jums reikės užšokti tautinį šokį. Duodame kelias minutės pasitarti, kelias sekundės. Mes norėjom paklausti, ar būtų galima salės pagalbos. Žinoma. Žilvita! 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 Mūsų renginiai sunkiai apsieina be Žilvitos. Ar galima muzika? Galima? Gerai. Truputį byto ten, kur. Ačiū už atliktą užduotį. Ačiū Žilvitai. Jūsų užduotį vertins Dievas Anubis. Garsiais plojimais. Širdis lengvesnė už plunksną. Linkime toliau puoselėti Kaišiadorių etnografiją ir nebesipykti su Čytyte. Mes kviečiame 11-okus paskutiniam šokiui. As you wind through the streets and the fabled bazaars with the cardamom-cluttered stalls. Oh, the music that plays as you move through a maze in the haze of your pure delight. You are caught in a dance, you are lost in the trance of another Arabian night. Arabian nights like Arabian days. More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights like Arabian dreams. This mystical land of magic and sand is more than it seems.
Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? 'Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird without a cage. Down to earth, if you just to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or no, no maybe. So just be sure before you give it all to me, all to me. Give it all to me. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for a perfect storm, perfect storm? You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister's all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sing this is Amazibu, yeah, 'cause this is Africa.
Sveiki, labas vakaras, publika. Skelbėme 6 nominaciją – Eknatonas. Į sceną kviečiame Pijų Mockevičių. Dėkojame jam už aktyvų dalyvavimą mokyklos tinklinio komandoje ir už garsias emocijas. Kaip jau, jauti jaudulį, biški? Ne biški. Kaip manai, už ką šiandien esi scenoj? Nes dauguma žmonių sakytų, kad tu narcizas. Neturiu komentarų. Nu gerai. Tai tau turim paruošę porą klausimų. Ir ar galėtum išvardinti 3 priežastis, kodėl tinklinio komanda būtų be tavęs neįmanoma? Trūksta lyderio, trūksta įgūdžių ir... Jokas girieks. Na, tokio atsakymo ir tikėjomės. Taip pat, gal galėtume įvardinti 2 savo blogiausias savybės? Mano nervai ir per garsios emocijos. Ačiū už atliktą užduotį, jei vertins Dievas Anubis. Garsiais plojimais padėkime. Jūsų širdis lengvesnė už plunksną. Linkim tau, kad atrastum, kur daugiau panaudoti savo balsą, ne tik tinklinė aikštelėje. Šitą dalį reiks sakyti, tai išėti. O dabar reikės sakyti. Šis vadinė. 7 nominacija – Setas. Į sceną kviečiamas Arminas Rainys. Tarėme ačiū už repo muzikos populiarinimą, kūrybiškumą ir drąsą scenoje. Kaip jauties, nebaisu dabar scenai? Nu, dabar baisoka biški. Kadangi esame tokia nuostabi laida, nusprendėme tau padėti atrasti naują muzikos kryptį, nes baiminės, kad norėtum, ir siūlome tradicinę lietuvišką estradinę muziką, kurią tau padės atlikti senas geras draugas, ir į sceną kviečiame Juozapą Bernatonį, tikrą estradinės muzikos ekspertą. Užduotis maždaug skambės taip. Tau Juozapas paaiškins, kaip maždaug būti juo, kaip dainuoti, kaip jis. Ir tau tiesiog reikės pabandyti atkartoti, kaip įmanoma arčiau šito talentą. Duodam dabar minutę, galite apsitarti. O, gerai. Taip. Tai tau, Arminai, pamoka tiesiai iš Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos klasikinio vokalo skyriaus. Aš tave mokysiu klasikinio dainavimo ir taip, kaip aš parodysiu, taip turėsi atlikti dainą. Tai neįmanoma. Tai tikrai įmanoma, nes aš tau viską paaiškinsiu. Įmanoma. Pirmas dalykas, ką turi padaryti geras dainininkas, kaip tvirtai stovėti su atrama. Parodyti. Nu gerai, stoviu. Ir būtinai žiūrėti žmonės. Tvirtai stoviu. Tvirtai stoviu. Kitas dalykas, atvert ir taip jau plačią krūtinę. Žodžiu, diafragmą, ta prasme, tipo atlaisvi, ne? Prie diafragmos dar nepriėjom. Gerai. Vos nuleisti galvą. Ir visą laiką dainuoti žiovulio pozicijoje. Dabar labai gerai nusižiovau. Tačiau, tau nepavyks dainuoti. Mano burna maža. Ne. Taip. Sakyk. Sakyk, ha! 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 Sakyk, ha! Ha! Va dabar priėjom diafragmą. Ar pajautai diafragmą? Techniškai, jo. Labai gerai. Turbūt, nežinau. Toliau, dainininkas nepradeda pamokos, neprasidainavęs. Ar tu žinai, koks tavo balsas?
Kaip sakei? Ar žinai, koks tavo balsas? Gerai. Atkartok, ką aš dainuočiau. Su visa pozicija, tvirtai stovint, ne? Niu. Niu. Labai gerai. Taigi. Gal biščiai geriau už tave net gavus. Ką? O dabar pats svarbiausias dalykas, ką tu turi padaryti. Tai nesvarbu, kaip tu dainuotum, bet kaip tu kontaktuoji su žiūrovais. Jo, tai faktas, reikia paflirtuot biškį. Taip. Tai dabar įjungi energiją, kontaktuoji su žmonėm ir muzika. O karaoke darom? Ne, teksto nereikia. O tu su manim? Einame tiesiu keliu, nors tikslas išnykęs, jau senai. Važiuojam netikrų greičių, nors niekas nelaukia, jau senai. Kiek svajonių nužudyt gali, jeigu jom aklai nebetiki. Ar neskauda, kai tu vos telpi tarp savų minčių, kurias netiki? Jeigu žinai, ko tu nori, kodėl tada tu groji ne tom natom? Nes jeigu žinai, ko tu nori, kodėl nebegalvoji apie tai parom? Gerai, ačiū tau už pamoką. Aš šiandien nepasiruošęs, mano balsas buvo neparuoštas. Bet mes prasidainavom šiaip ne taip. Ačiū už atliktą užduotį. Ją įvertins Dievas Anubis. Garsiais plojimais padėkime svarstyklėms apsispręsti. Jūsų širdis lengvesnės už plunksną. Linkime, kad ateityje į koncertus ateitų daugiau žmonių nei ateina į gimnazijos diskotekas. 8 nominacija – Ba, ką yra. Į sceną kviečiame Meidą Saukiauskaitę, Mėją Gincaitę ir Aidą Ivaškaitę. Taip pat Matą Kazakevičių, Tadą Kazakevičių bei Deimantą Bareikį. Ačiū už stiprios draugystės pavyzdį ir neišskiriamumą. Kaip? 3 drąsiau gal? Nu jo, truputėlį drąsiau. Nelabai. Kaip jums? 3 daug drąsiau. Jeigu muštis nesimuši. Ne, nereikės. Tai jūsų užduotis. Vienas atsistos ten, kad nematytų žodžių, kurie bus. Ir iš jūsų viena atsistos ten. O jeigu aš man nelabai patinka. Ne, tai visi vis tiek keisimės. Trikampiu. Dabar bus žodžiai pateikti ir jūs dviese turėsit juos pavaizduoti, kad Tadas atspėtų, jūs turėsit pavaizduoti, kad Mėja atspėtų žodžius. Jūs negalit žiūrėti žodžius. Negalit. Jūs tik jai vaizduojat, jūs tik jam vaizduojat. Ir kai abi komandos atspės, tada bus kitas žodis ir jūs keičiatės, rotuojat. Ne, palauksim. Jums bus įjungti žodžiai, jūs vaizduojat Tadui, Tadas atspėja,
Tada jeigu jos atspėja ir tada sukatės, tada tu eini. Ir tada keičiasi žodžiai. Piramidė. Liuks. Sarkofagas. Dabar sukatės. Faraonas? Ne. Kleopatra? Ne. Kas čia yra? Mumija. O, liuks. Gerai, sukatės. Nauji žodžiai. Aš pasiruošęs. Aukštas! Katė, liuks. Ačiū Jums už atliktą užduotį, jai vertins Dievas Anubis. Čia be laimėjimų. Garsiais plojimais padėkime svarstyklėms apsispręsti. Garso. Jūsų širdys lengvesnės už plunksną. Kaip visada. Ačiū. Goda. Tu jau gavai. Bet geriau negu vienas. Nusifotkai. Aš neturiu. Linkime, kad ateityje jūsų draugystė jungtų ne tik baliai ir butelis. Devinta nominacija – Tutanchamonų. Į sceną kviečiame Emiliją Nonytę, Kornelijų Ašmeną bei Saulių Nasevičių. Ačiū Jums už pasireiškimą socialiniuose tinkluose, įsimintinas reklamas ir užkrečiančias asmenybės, kurios domina tūkstančių žmonių. Ar po tiek reklamų kyla jaudulys scenoje? Nelabai. Šiek tiek. A man tai normaliai. Tai paruošėme Jums užduotį. Duosime Jums daiktus, juos turėsite pareklamuoti. Ne, jau paskirta. Ir Kornelijau, tau prie temos, kadangi patinka grandinėlės, prašau. Nuo ko pradėsim? Nuo Kornelijaus. Prašau, tavo. Nu, štai žodžiu, mes turime labai gerą apyrankę, labai gražios medžiagos, kaip sakant. Labai faina, iš tikrųjų, ir su mano nuolaidos kodu Kavenskas 10 gausi papildomos nuolaidos. Naleis progos. Prašau, Emilė, tavo eilė. Mano reklamų stilius pasikeitė, man dabar reikia muzikos, aš parodysiu tutorialą, kaip pasidažyti gražiai. Muzikas. Ladies can't resist the charm. Haters kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Sancho Kane. Ačiū Emilijai. Na, Sauliau. Na kągi, tai mes esame Egipte ir katė buvo garbingiausias gyvūnas ir labiausiai garbinamas, tai jums reikėtų įsigyti ir turėti namie, kad jums visą primintų Egiptą. Jo. Ačiū, Sauliau. Kaip manai, Lukai, sudomino tave šios reklamos? Aš manau, bent jau kelias prekes tai tikrai pirkčiau. Ačiū už atliktą užduotį, jei vertins Dievas Anubis. Garsiais plojimais padėkime svarstyklėms apsispręsti. Jūsų širdis lengvesnė už plunksną. Plojimai. Katę paimsim. Ne, katę paimsim. Ne, čia viskas gerai.
Linkime vaikinams, kad plaukų dažai ir cheminiai atsilaikytų kariuomenėje ir Emilijai linkim, kad reklamų niekada netruktų. Paskutinioji, bet tikrai neprašiausiai nominacija, 10. Kviečiame Neftidę, rūmų valdovę Andromedą Ostašenkovienę. Ačiū už kantrybę ir rūmų sienų palaikymą, už pasiekimų knygelių ir 12 minčių švarą. Šiandien norėsime sužinoti, kaip jūs pažįstate savo auklėtinius. Užduotis tokia. Išgirdus istoriją turėsite pasakyti, ar tai tiesa, ar melas. Pirmoji istorija. Vienas iš jūsų auklėtinių įvažiavo į griovį ir apsivertė su savo mašina. Kaip manote, ar tiesa ar melas? Buvo kaip nebuvo. Antroji istorija. Chemijos pamokoje darant eksperimentą apsiskaičiavo su medžiagomis ir uždegė stalą. Manau, ne. Dėja. Pasidomėkit geriau. Jūsų mokinys lošimo būdu laimėjo 5000 eurų. Būtų pasidalinęs. Na ir paskutinioji, vienas iš jūsų auklėtinių bandydamas trenkti į bokso kriaušę nepataikė ir susilaužė ranką. Turbūt, kad tai. Tikrai tai tiesa. Linkime, kad iki mokslo metų galo atsiskleistumėte visas savo auklėtinių paslaptis. Dar nepadėkit. Garso! Jūs visi esate išskirtiniai ir svarbus. Jei galėtume, apdovanotume kiekvieną. Bet manau, kad šiam vakarui užteks, nes visi labiausiai laukia 12 šokio ir 100 filmukų. 12, išmušė jūsų valanda. Kviečiame jūs! Šalyje laiką leidom lyg sapne, Sfinksui nosis numušta, Kleopatra tratata. Nardėm jūros bangose, žuvis stulbino mane, daužėm kokios suskrante ir gyvenam kaip kine. Saulė kas rytą kaip užsakyta, Saulė kas rytą kaip užsakyta.
ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ Norime padėkoti Kaišiadorių kultūros centro administracijai, gimnazijos direktoriui Jolitai Morkūnaitai už sceną po kojomis ir stogą virš galvos. Dėkojame Rokui ir Nedui, be kurių šviesų ir garso renginys nebūtų buvęs toks mistiškas. Ypatingai dėkojame auklėtojams Doviliai, Jūratei, Ritai ir Daivai už rūpestį ir kantrybę. Be jų pagalbos vargu ar būtų kas pavykę. Ačiū kiekvienam 11-okui, kad suradot noro ir entuzijazmo kuriant šventę. Ačiū kiekvienam prisidėjusiems prie kelionės į senovės Egiptą. Dėkojame jums, mėly 12-okai ir žiūrovai. Kad jūs ten, o aš taip arti, atsakom, ačiū, kad žiūrėjo, mėly žiūrovai, mokslo ir menų žinovai, ponai darbininkai, bedarbiai ir daktarai, Seimo nariai, dėkui ir jums, žemdirbiai ir žvejai, atsakom, ačiū, kad žiūrėjo, atleiskit, kas ne taip. Ačiū siuvėjams, kad siuva vilnonių švarkus. Jūrėm už tai, kad vaikų žuvelių pulkus. Lakūnams dėkojam už paukščių dainas. Kariams už mūsų laimingas dienas. Mes dėkingi visi, kad dar sotus šiltai aprengti. Tad sakom, ačiū, kad žiūrėjo, mėly žiūrovai.